čia jau tau kompiuteris rankose. Pirmas dienas ir buvo, kad vaikus į darželį, mokyklą ir sėdžiu ir mokinuosi. Iki kol paimti juos reikia, mokinuosi telefonų naudotis. Bet matai, kas yra, bet čia iš kitos pusės toks verpetas prasidėjo, kad aš tik išėjau, kokias 3-4 dienas, vat, kaip sakau, žinai, ten telefonų pasinaudoji, parduotuvės, viską susipirk, garderobą, apsirengt, žinai, viskas, tą būtį apsitvarkyti. Ir lėkiam ir paskui vaikai susirgo. Susirgo vaikai, žmonai darbą, aš su vaikais namie, tada vienam iš sūnų mažiausias nusilpo labai, tada į ligoninę išvežė, tai ligoninėje su žmona pasikeisdami buvom, tada vėl grįžom iš ligoninės dar savaitę namuose, tai aš kokį mėnesį, va taip namuose prasidėjau grinai su vaikais. Nu, bet išmokau viską, ir pampersus keisti, ir rengti, ir maitinti, ir viską. O tas irgi buvo šokas, žinai, nes gyvenime vaikų neauginęs. Nebuvo, jo, dar vaikų nebuvo. Taip, kad, žinai, vaikų neauginęs, supranti, tai bet atsakomybė didžiulė čia. Jo, tai viskas keista ir tu turi jau įpročio tokiam, automatiniam režime, kad kažkokį kampą pridengti kažkur, kad jisai numatyti priekį, kad jis nukris, šokinės, paims, patrauks, sudaužys, kažką į burną įsidės ten, kad smulkių daiktų nebūtų. Tai kas kiekvienai mamai atrodo normalu, tai man po 20 metų išėjusiam vyrui atrodo viskas kosmosas, bet vėl praėjo tos 3 savaitės tokio buvimo visą parą kartu ir viską išmokau.